Sveiki visi, su jumis sveikinasi Žiburio žinios ir aš Gerda. Visai neseniai vyko pyragų diena, kurios metu visi aukojame pinigėlius. Nuo kur pinigėliai nukeliavo, pamatysime reportaže. Sausio 22 dieną keletas gimnazijos mokinių Seimo narių lankėsi šuniukų prieglaudoje, kuriai buvo paaukoti pyragų dienos metu surinktos aukos. Šuniuką mokiniai skyrė dalelę meilės ir dėmesio, kurio labiausiai jiems trūksta. Dėkojame visiems, kurie prisidėjote prie akcijos ir tariame ačiū už jūsų gerumą. Uniforma – tai specialus kokios nors visuomeninės organizacijos drabužis su skiriamaisiais ženklais. Uniformas dėvi kariai, policininkai, stiuardesės, sportininkai ir aišku mokiniai. Žiburio žinios ir VGK siūlo tau sudalyvauti konkurse. Sukurk 1 minutės reklaminį klipą apie gimnazijos uniformą. Iki vasario 17 dienos pristatyk bet kuriam Žiburio žinių komandos nariui ir ją pamatysi ne tik Žiburio žiniuose, bet ir būsi apdovanotas. Ir tegul tau atitenka garbė. Už lango spaudžia didžiulis šaltis, todėl eidami į mokyklą nepamirškite užsidėti žekių. O kas to žekės, pažiūrėkime reportaže. Labas. Labas. Ar žinai, ką reiškia žodis žekė? Žekė? Taip. Gal koks drabužis? Taip, čia žemaitiškas žodis. Tai turbūt žaketas. Ne. Ne. Švarkas? Pavardė? Ne, čia žemaitiškas žodis. Žekė. Žekė galbūt yra, tarkim, donkratas. Oi, tikrai nežinau. O gal nori spėt? Galiu duoti užuominą, kad tai žemaitiškas žodis. Žinok, tikrai nespėsiu, nes bijau nusišnekėti. Šrekas. Ne šrekas. Šrekas ne žemaitiškas. Tai drabužio dalis. Kelnės kokios? Biški žemiau. Ne, tipo. Žekė? Taip. Nu tai žekė reiškia. Ne, čia žemaitiškas žodis. Su ko susijęs? Su drabužiais. Aš turiu žemaitę draugę, aš jai parašysiu, paklausiu. Dabar tai rašysi? Taip. Gerai, mes palauksim. Ai, prieš 5 minutės. Tai nerašyk. Neatrašys. Bandyk pati. O su ko susiję? Su drabužiais. Su rūbais. Tai gal koks švarkas? Ne. Čia smulkus dalykas? Taip. Sagė? Ne. Saga? Ne. Kišenė? Ne. Užtrauktukas? Ne. Nežinau. Gal sijonas? Ne. Suknelė? Ne. Žekė. Švarkelis koks? Ne. Labas. Pakalbėk su manim. Labas. Ar žinai, ką reiškia žodis žekė? Žvakė. Ne. Čia susijęs su drabužiais. Megztinis. Ne. Koža. Kelnės. Jau arčiau, šilčiau. Treninginės. Kas? Žekė. Striukė? Ne, bet su drabužiai susiję. Nežinau, paklausiu vakarą. Vakarą. Ir žinai, ką reiškia žodis žekė? Nežinau. Gal žinai, ką reiškia žodis žekė? Kas? Žekė. Net neįsivaizduoju. Čia galiu duoti užuominą, kad žemaitiškas žodis. Net nieko nežinau. Gal Povilas ką žino? Gal žinai, Povilai, o jeigu pasakysiu, kad tai susijęs su drabužiais? Net neįsivaizduoju. O tai gal nori spėt? Ne žaketas. Kelnės kokios? Panašiai. Nu... Bridžai. Ne bridžai. Šortai, nežinau net.
Kas? Žekė. Čia kažkas su drabužiais? Taip. Gal norit bandyti spėti, koks tai drabužis? Kojinė. Tikrai taip. Ačiū. Sveiki. Labas. Labas. Ar žinot, ką reiškia žodis žekė? Kas? Žekė. Ne džekė. Žekė. Žekį? Taip. Palauk, man rašo. Luka, ar tu žinai, ką reiškia? Žekį. Taip. O kokios krypties čia maždaug? Galiu duoti užuominą, kad tai žemaitiškas žodis. Tai yra kojinė. Taip. Taip greitai. Apšerkšnyje mūsų žiemos balta, kur dairais. Iš tiesų, kur tik pasidairysi, ten balta. Bet aš ne apie tai. Nepamirškite, kad pusmetis baigėsi taip pat, todėl pasistengkite užbaigti jį kuo galite geriau. Ir sudalyvaukite konkurse apie uniformas. Su jumis buvo Žiburo žinios. Tikriausiai, kaip pamenate, visai neseniai vyko pyragų diena, kurios metu aukojome pinigus. Pinigus nusprendė aš noriu dabar sakyti pinigai. Apšerkšnyje kaip? Apšerkšnyje mūsų žiemos. Apšerkšnyje mūsų žiemos balta, kur dairais. O jūs pastebėjote? Tikrai balta, kur tik pasidairysime. Bet aš ne apie tai. Pastebėjau, kaip tikriausiai ir jūs visi, kad baigėsi pusmetis.